Kovojant su didėjančia korupcija siūloma konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą, mokėti premijas tiems, kurie praneša apie kyšininkus ir teismuose pasodinti visuomenės tarėjus. Tačiau Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad galiausiai viskas atsirems į žmonių sąžiningumą, kurio lietuviai anot apklausų nepasižymi. Visuomenės apklausos rodo, kad 3 iš 4 Lietuvos piliečių yra pasirengę savo problemą spręsti duodami kyšį. Korumpuočiausių sociologų duomenimis mūsų šalyje yra policininkai, žemėtvarkininkai, medikai ir muitininkai. Specialiųjų tyrimų tarnyba su šia įsišaknijusia valstybės liga mėgina kovoti autobusuose iškabinusi telefonų numerius, kuriais galima pranešti apie korupciją. Parlamentarų grupė pasišovusi iki rudens parengti įstatymų paketą kovai su šia problema sušaukė ekspertų pasitarimą. Teisėjai siūlė didinti piniginės baudas, bet abejojo, ar verta ilgam sodinti į kalėjimą už korupcinius nusikaltimus. Pačius teisėjus, anot jų kolegų, nuo pagundų apsaugotų mažesnis darbo krūvis ir visuomenės dalyvavimas teismuose.